kiek daugiausiai kilometrų buvai numynęs savo pavojingai disciplinuotą dviratį, ar po to tapai dar labiau pavojingai disciplinuotas ir tavęs visi pradėjo dėl to bijoti, nes prisisuki 7 val. 8 min. Laikrodį ir tampi dar labiau pavojingesnis blogasis vilkas. Sveiki visi atvykę į mano naująjį video ir šiandien aš atsakysiu į naujojo Q&A klausimus, kuriuos uždaviau savo TikTok ir Instagram paskyrose. Tai pirmiausia manęs užklausė, iškart pasakysiu, mano pusbrolis, koks iš tavo pusbrolių yra daugiausiai pasiekęs futbole arba bet kokiam sporte. Tai čia kaip tik yra tas pusbrolis, tai jis Instagrame užsivadinęs Mr. Lukas, bet šiaip jo vardas yra Lukas, dabar dėl pavardės, sorry, bet bijau suklysti. Maladės esi, ko trūksta, kad tamptum futbolistu? Realiai nieko netrūksta, nes gyvenimas visiškai yra be prasmės, bet mes duodam tą visą prasmę ir aš futbolui suteikiau jau mažesnę prasmę, o didesnę prasmę daviau kitiems sportam arba socialiniam tiklam. Pradėjau žiūrėti tavo analitinę sporto apžvalgas, bet matau, kad kanalas pasikeitė į tavo Auro editų kolekciją. Čia buvo toks vienas etapas. Klausimas, ar grįš ir kada grįš tavo ekspertinės analitinės apžvalgos? Tai nemanau, kad jos grįš ir ten labiau buvo apie futbolą. Tai šiaip aš apie futbolą jau nieko tokio nedarysiu. Aš nebent jau kažką link bėgimo, ėjimo, dviračio važiavimo, link tokio sporto nebent kažką darysiu. Bet kad kažkokias analitinės įžvalgas, tai čia jau kad tai daryčiau, jau turėčiau būti kažkoks pažengęs. Kol kas sakyčiau, kad aš tik pradedu, tai dar esu per jaunas tuom. Ar tu myli savo fanus? Gal šiek tiek pakeisiu žodį nei myliu, o aš gerbiu kiekvieną savo faną, bet ta pagarba būna tam tikro lygio, kai kam didesnė, kai kam mažesnė. Kokią komandą palaikai futbole? Tai man visų laikų geriausia komanda yra Real Madridas, o šiuo metu yra geriausia komanda PSG. Kada pradėjai domėtis apie futbolą? Vaikystėje 2 klasėje pradėjau lankyti futbolą, visiškai nežinau nei kokių ten futbolininkų, nei tenai žiūrėjau futbolą, tiesiog man kažkaip labiau traukė futbolas negu kažkas kitas. Ir kažkaip po truputį pradėjau domėtis ten futbolininkus, ten visokius klubus, dar kitus dalykus. Tai kažkur nuo 2-3 klasės. Kodėl neturiu draugų? Nes esu tam tikrais bruožais emociškai stipresnis negu daugumas bendraamžių. Va taip norėčiau įsireikšti. Kiek tau metų? Man šiuo metu 14 tik tais, o birželio 7 sueis 15. Koks tavo ūgis? Rudens pradžioje matavausi, tai buvo 1,88 m, o šiaip manau, kad dabar yra kažkur apie 1,9 m. Ar tu tampi blogasis vilkas, kai būna pilnatis? Ne, aš visą laiką stengiuosi būti geras ir kuo daugiau į pasaulį duoti gero. Gal nuskambės keistai, bet aš savo emocijų kažkaip neišmokau taip išreikšti iš išorės. Aš viską labai daug laikau savo viduje, bet kažkaip nemoku labai žodžiais ir savo, nežinau, kūnu išreikšti išorę. Kokia nuomonė apie Jamalą? Tai šiaip iš pradžių buvo kažkokia nelabai kokia nuomonė, tokia atrodo kaip talentingas jaunas futbolininkas, toks kaip Mesis, kažkoks toks. Bet šiuo metu man kažkaip
labiau kaip pažiūrėjau, tai man atrodo labai perspektyvus, bet labai viskas žiūrėsis ateity, ar nesutrukdys jokios traumos, ar kaip vyks jo visas brendimas ir ar jis toliau taip sparčiai tobulės, ar kažkurioje vietoje liks, nes manau, kad pagal jo šiuo metu žaidimą, ką jis gali fiziškai ir ten futbole, ką gali atlikti, jis tikrai galėtų būti geresnio lygio negu Kylianas Mbappé arba dar daugelis futbolininkų. Koks jausmas būti populiariausiu tiktokeriu Panevėžy? Aš tokio titulo neužsidėjau, čia mane tai vadina. Šiaip, ką žinau, Panevėžys nėra didelis, kūrėjų kiek yra iš Panevėžio. Ne, aš gal populiariausias gyvenantis Panevėžy, bet yra, pavyzdžiui, Emilis Jokūbas, kuris populiaresnis, ir Mantas Katleris yra. Bet nežinau, ar Mantas Katleris kūrė TikTok'e ar ne, ar jis tik Instagram'e. Kaip lieki disciplinuotas net sunkiausiais momentais? Tai tiesiog būna tam tikri tokie pasakymai savo ir šiaip reikia taip labiau pabūti su savimi, kad tu žinotum, kas tau labiausiai veikia, kai tu išeini iš komforto zonos arba tau reikia disciplinuotai ten elgtis, tai kai tu jau daug laiko per tai pereini, tu išmoksti, kas tau ten tinka, ar tau reikia tenai kažkokios motyvacijos į galvą, kad ateitų, ar tau reikia tam tikrų žmonių, kad tau kažką ten pasakytų, ar ką. Tai čia biškį priklauso ir nuo žmogaus, bet aš tai tiesiog žinau tam tikrus tokius patarimus, tokius pasakymus, kad vienas iš pasakymų, kad per motyvaciją tu niekad netobulėsi, tik pereinant per discipliną, tik tada tu gali tobulėti. Kodėl pasivadinai Gerasis Vilkas? Buvau tokioj išvykoje su klase, Klaipėdą, kiek pamenu, ir nuvažiavom į tokį kaimelį, tiksliai neprisimenu, kaip vadinas. Ten buvo toks indėnų kaimelis ir ten man pačioj pradžiai reikėjo pasivadinti kažkokiu tokiu trumpu, tokiu pavadinimu, kaip tenai kokia gera lapė, gudri lapė, ar ten smalsus drugelis, kažkoks toks trumpas, aiškus. Ir kai taip pasivadini, ten kažkokį piešinį padaro tavo ant veido, kaip indėnas, žodžiu tampi. Tai aš tenai pasivadinau Geru Vilku ir po to tiesiog prisiminiau, dar tenai vėliau buvau tokioj YouTube'o mokykloje ir taip prisiminiau, tai buvo, galvoju, labai paprastas būtų pavadinimas ir taip labai prilipo. Ar nuo po 7-8 minutės tampi blogasis vilkas, kuris yra pavojingai disciplinuotas? Tai tikrai ne. Tai čia yra pagal mano numerologiją ir zodiaką 2, iš viso yra daugiau tų skaičių, bet čia yra tokie 2 skaičiai, kurie mano vieni sėkmingiausių skaičių, kurie sėkmę lemia mano gyvenime. Tai aš tiesiog sugalvojau tam tikrus skaičius panaudoti video įkėlime ir tarp YouTube'o įkėlimą panaudojau 7-8. Ar tu visą laiką išlieki pavojingai disciplinuotas, net ir valgant, miegant, valydamas dantis? Tai ne, aš visą laiką nebūnu disciplinuotas, nes atliekant tam tikrus veiksmus nereikia disciplinos. Kiek daugiausiai kilometrų buvai numinęs savo pavojingai disciplinuotą dviratį, ar po to tapai dar labiau pavojingai disciplinuotas ir tavęs visi pradėjo dėl to bijoti, nes prisisuki 7:08 laikrodį ir tampi dar labiau pavojingesnis blogasis vilkas. Tai kiek daugiausia esu numinęs,
esu numynęs kažkur apie 60 kilometrų per kažkur 7 valandas. Čia buvo praeitą vasarą. Apie tai labai nenoriu įsiplėsti, galėsiu kažkada vėliau papasakoti. Šiuo metu dar noriu pasilaikyti tai. Kaip tau pavyksta nueiti net 25 kilometrus? Šiaip esu praeitą savaitgalį nuėjau 32 kilometrus. Ta programa, gal nežinau, atstumui gal nelabai skirta, nes aš jau ant pirmo ėjimo tai jis sugrybavo kažkur 2-3 kilometrus, ant antro ėjimo, kur aš net sparčiau ėjau, nes jau mačiau, kad imsiu rekordą, norėjau kuo greičiau jį, kad jis būtų dar geresnis, tai ten numinusavo gal 5 kilometrus net ir ten rodė man to 25 kilometrus, nors ten tikrai per jokį galą negali būti tiek kilometrų. Aš net buvau pasakęs savo artimiesiam irgi, neįmanoma, kad ten 25 kilometrai. Net pagal žingsnius negali būti, kad 25 kilometrai 40 tūkstančių žingsnių. Čia kažkaip per nesąmoningai būtų. Bet dabar grįžtame prie klausimo, tai kaip tau nueiti net 25 kilometrų ir kovoti su nuoboduliu bei nuovargiu. Šiaip aš pastebėjau, kai aš pagalvojau, kad eisiu tenai, važiuosiu dviračiu, bus įdomu, čia eisiu tokį atstumą, čia labai įdomu bus, bet šiaip tai nieko labai įdomaus nėra. Tipo nutraukia kaip sportas, kad siekti čia tuo sportu, bet čia kad aš per 3 valandas čia tiek nuėjau, tai jeigu aš galvot, kad kažkas įdomus, tai realiai nieko nėra. Kaip jūs ir galvojat, taip realiai ir yra, kad tu tiesiog eini be sustojimo, tai 3,5 valandas, tenai 16 kilometrų. Tiesiog būni su savo mintima, kažką galvoji ir čia realiai nieko įdomaus nėra. O nuovargio, tai realiai yra nuovargis, kai tu nueini 40 tūkstančių žingsnių per dieną. Be abejo, tai buvo mano rekordas, bet tiesiog tas nuovargis, ką žinau, nėra kažkoks, bent jau man kažkaip nepakenčiamas, kad aš nėra tokio nuovargio didelio, kad aš jau tenai skambinu tėvam, kad mane paimtų, ypač kai aš einu tokiom dienom ar tokiom sąlygom, kai mano tėvam būtų sunku paimti, kai pavyzdžiui jie dirba, ar yra kažkokie užsiėmę, ar dar kažką daro. Ir dabar aš tenai pasakiau, kad nueisiu tiek ir tiek. Ir tenai nueinu pusę kelio ir pasakau, paimkit mane, nes pavargau ar nuobodu eiti. Tiesiog užsibrėži tikslą ir įvykdai, nes tu bet kokiu atveju atlikęs tą tikslą būsi žymiai laimingesnis, nors ten labiau kojas skaudės, ar ten presą labiau skaudės, ar dar ką nors, bet tu būsi žymiai laimingesnis įvykdęs tą, ką galvoji, negu ten įvykdęs pusę kelio. Ar esi lankęs futbolą? Taip, esu lankęs futbolą. Antroji klasėje mano treneris, toks buvo jaunas, labai šiaip geras treneris. Kai būna būreliai visokie ateina ir ten būna kortelės paduoda, tai man buvo padavę kortelę ir aš iškart prisimenu tą pačią dieną grįžau namo, sakau, mane užrašyk į futbolą, aš ten noriu pabandyti futbolą. Ir tenai susiskambino ir aš greit pradėjau lankyti. Ir lankiau iki kažkur 4 klasės pradžios, man tada kažkaip tas futbolas toks nebuvo svarbus, jis toks buvo kaip hobis. Aš ėjau į jį, man patiko, bet jis kažkoks nebuvo toks, kur svajonė, kur nori būti futbolininku, o toks labiau hobis buvo tiesiog. Ir man kažkaip po truputį tas hobis nukrito ir kažkur 4 klasėje mečiau. Ir tada nuo 5 klasės ten pradėjau
tiesiog gardelį, per kūno kultūros pamokas su klasiokai žais futbolą. Ar planuoji turėti glow up, pasikelti, sužvaigždėti? Kol kas šiaip aš nuo pat pradžio, kai pradėjau daryti YouTube'ą, ko aš mažiausiai šiaip norėjau arba vėliausiai norėjau tai gauti, o ne kuo greičiau, tai va tavo sužvaigždėjimą, tavo pasikelt. Aš norėjau kuo labiau, kad nepasikelt, kad būtų kuo paprastesnis, ar nebūtų tokio, kad aš ten geriausias, o jūsų žemai. Be abejo, jums gali taip gal atrodyti, nes aš tam tikrose vietose į savo žiūrovus, į savo fanus tam tikrai reaguoju. Tai kodėl nelankai futbolą, nes futbolas man nukrito žemiau, atsirado aukščiau kitas sportas. Ar laikai save nuomonės formuotojai? Tai taip, realiai, nes dauguma influencerių yra nuomonės formuotojai. Parodytum savo kūno sudėjimą ir kaip jį gavai. Aš labai noriu būti raumeningas, tai savo kūno sudėjimo dabar neparodyčiau, dar vis greitų metų nenoriu parodyti, nes norėčiau tik parodyti tada, kada jis jau būtų geresniai stadijai, taip trumpai tariant. Ar tu David Gogginso lietuviška versija? Gali būti, nes aš realiai sportuoju panašius sportus kaip Gogginsas ir gal pasiemu tam tikras frazes į savo gyvenimą, į savo žodyną, į savo mindsetą. Ar tu esi Lietuvos sporto ateitis? Čia labai toks klausimas įdomesnis ir čia labai priklauso nuo žmonių. Čia labai žiūrint, ką žmonės laiko sporto ateitim, nes gal kai kas tenai krepšinį labai žiūri ir jam ten krepšinio sporto ateitis yra. Bet jeigu taip žiūrėtume į visą sporto visumą, kai va Lietuvoje kokie yra pagrindiniai ten sportininkai, va futbole Kučys, ten krepšinyje Sabonis, Valančiūnas, ten tenisas, berankis ir dar visokių sporto šakų. Tai jeigu imtume tokią visą visumą, aš galėčiau, jeigu nesustosiu ir sieksiu savo užsibrėžtų tikslų, savo plano, aš galėčiau bėgime, važiavime su dviračiu ir ėjime būti, manau, geriausiu Lietuvoje ir gal net tam tikrose vietose geriausiu pasaulyje. Tai tokie buvo klausimai, dar ir buvo visokių begalė komentarų ir klausimų kitokių, gal tokių labiau komedinių arba tokių, kurių nenorėčiau atsakyti. Aš labiau norėčiau atsakyti apie sportą, mitybą, discipliną ir taip toliau. Žinau daug visokios informacijos ir ją bandau kuo labiau detalė iš detalės, lašas po lašo pritaikyti savo gyvenime ir kad būčiau dar geresnė savo versija ir kad galėčiau dar geriau, efektingiau siekti savo tikslų. Tai tokia gražia nata užbaigsiu šitą video. Sėkmės jums gyventi, sėkmės jums siekti savo kažkokių tikslų ir susitiksim kitą kartą.